Petrai, kas čia per bėdos? Dabar tokia problema įvyko, dabar va turiu ir popierius. tą dieną, 9 dieną, motina prisigėrus parėjo namo. Nešėsi namo nešvarius kaliošus į kambarį ir aš jau išėjau paimti tuos kaliošus. Ir jinai, kaip sakoma, į sieną. Nu, tai lova yra, į sieną griuvo. Ir paskui pirmadienį jinai susistatė abdukciją. Bet aš prieš ją smurtavau, žinau. Tai dabar va, įvarė man teismą, kad tas, nu, kairėje įvyks tas teismas, žinai, turi įvykti, nežinau, gal pavasarį, tada tenai. Ir suprantat, kad ten gaunasi, kad aš neturiu kur gyventi. Visiškai aš va dabar darbiniais drabužiais 2 savaitės nesimaudęs myriai. 2 savaitės, aš nežinau niekur eit gyventi absoliučiai. O tai pas ką tu vis tiek dabar, tu negi tu čia ant šito suolo dabar čia gyveni? Aš į tą kolektyvinį namuką įlipu per langą po patalais ir mėgu su rūbai. O dabar paprasčiausia, tai žinau, kur man dingti. Nežinau, niekur man dingti paprasčiausia. Viską į namus sunešiau pečių, suveikiau viską, nu vienu žodžiu mūsų. Suveikiau pečių, tai iš kur tu suveikiau? Na, tai čia man padėjo dauguma žmonių, kurie iš tikrųjų aš jiems padėjo. Dabar, sakau, gaunasi toks apšmeižimas. Tai jie tave išvėjo iš namų? Jo, ir vienu žodžiu ten savo pučią charakterį, kad aš ją mušu, prieš ją smurtauju, bet jau žinokit, aš ją jau pavardau. O tu pasakyk man tiesą dabar, nes mes vis tiek įsiaiškinsim. Esi pakėlęs ranką prieš motiną ar ne? Kaip mušęs realiai? Aš niekada tik pastūmęs esu realiai iš šono, bet muštą iš jos nemuštą. O už ką pastūmęs iš šono? Nu, kai jinai girta būdavo prie kabien, tai aš ją tik pastumdavau. Kaip jinai mane iš kantrybės išvietą sunervuoja paprasčiausiai, tai aš ir išgeriu, bet aš namie ten nekeliu šavalonių, nieko. Sakau, čia jau 11 metai pradeda dėtis tokį dalyką, kad jau sunku paprasčiausiai su ją ir aš nebegaliu su ją gyventi po vienu stogu. Žiūrėk, tai kokios pagalbos tau reikia iš mūsų tada? Man reikia pagalbos, kur susirast gyventi. Bet tai dabar einam tada pas motiną ar pasiklausom, kas per situaciją? Kas ten galit jūs jau tą klausimai savo versiją vardyti? Nu tai mes einam kartu su tavim, tai žinoma, aš neįsiu viena. Kur čia, kad tavo mama gyvena? Mano mama dabar darbe. Tai mes einam į darbą, tai pavažiuojam tada? Ne, nu tai galim pieškom, čia galukas tik tai. Pavažiuojam, einam į mašiną ar važiuojam. Aš labai nemėgstu vaikščioti. Galima jūs truputėlį pasikviesti, pasikalbėti? Aš neturiu ką kalbėti, dėjoju, aš padavus į teismą jį. Aš išpasakiau. Jiem negalima pas mane į namus ateiti, jis mane žinai stumdu. Aš žinau, kaip va čia dirbdama žmonių nebijau namų, nežinau, kaip mane pasitiks, kaip pareisiu iš darbo. Aš tavęs niekad negazinu, todėl tu man manęs taip. Ne, tai daugiau neįeisi, pasakė policija. Atvažiuok, pasims tavo daiktų, tave kažkur įsiveš, tegu vėdasi. Ką jis jums yra pridaręs? Jis daug pridaręs. Aš daug pridaręs. Jis dar, žinau, gali ir kaime gali žmonių paklausinti, kiek sumušę žmonių, kiek užpuolės. Ką? Čia va pačiam kaime kiek žmonių gali mušti nuo jų. Ką aš puolęs? Už tai, kad aš man prisidirbu, už tai aš ir puoliau. Kas čia ką prisidirbo? Nu, paprasčiausiai, tai jisai mane buvo sumušęs. Tai už tai aš ir puoliau. Nu, aš tai jau daug kartų gavau sumušti ir dabar jau dukra. Aš tave mušiau daug kartų. Policija parašiau pareiškimą, tada gal būčiau irgi nukūrėjau. Man tai juokinga. Ir abdukcija įsėmiau. Aš tave mušiau. Jeigu aš tave būčiau mušiau, tai tu būtų vėl negyva buvus. Už tai, kad tu girta prisigėrus, tau nežinau, kas tau darosi, susisuka zaplionkį. Pasakyk, kad tu negeri. Tu negeri, aš tu Ką galiu pasakyti? Tai va, yra parduotuvė tam, kad tu geri kiekvieną vakarą. Taip. Petriuk, jeigu aš gerčiau, tai aš 33 metų šitoj vietoj nedirbčiau. Kam tu tą darbą kiši? Kam tu tą darbą? Ne, teisingai sako moteris, ji nedirbtų. Aš kiek metų nedirbčiau, aš būčiau išvyta. Kam tu tą darbą kiši, mama? Kodėl vat jūsų vaikas tokiais šunkeliais eina? Pati kalta. Už tai ir aš einu jau šunkeliais, už tai, ką pati kalta. Atsimeni, kad tu sakė, kai po 4 parų buvau
pasilinksmint, kad tu sakei su aš buvau ten ir taip ir toliau. Kur aš tau galėjau šitiem sakyti, tu galėjai kur nori, aš tau nieko Tai aš nesakau. norėjau, tai kodėl man manęs reikia šaukia? Jau kaip tu neparėlė ant tavęs, niekad nereikia, svarbu, kad ramu būna. Mama, tu moki gražiai kalbėti, kad pasižiūrėtum. Gana, jūs dabar su juo kalbėkit, aš jau daugiau nekalbu. Žiūrėkit, o jūs mylit savo sūnų? Jo mėlės jiem nėra. Aš turiu 3 vaikus ir šitą petė. 3 gerus turiu. Turit gerus vaikus ir šitas vienas. 2 vaikų tu neužauginai. Tai tai neužauginai. Už tai, kad tau jie už tai geri. Už tai, kad Man jų jie visi geri. neužauginai. Aš su savo šuniu taip nepasielgčiau. Ir su savo vaikais taip nepasielgčiau. Kas rūpinosi? Močiutė ir tėvas rūpin. O vieninteliai žmonės. O to tik šitas rūpėjai. Tu sakai motinai akis, kad tau trūko mamos meilės. Taip, aš šios tiekas nematau gyvenime. O ką tu pats jai ar davei ką nors? Ar... Aš jos neprašiau, jinai mane mažitą būdavo atstumdavo, kaip šunį. Tu manęs niekas, mama, kaip sūnau, niekada gyvenime nesirūpė. Tai dar tu neužmiršk, tai turiu pasakyti, kad tu nuo vaikystės turi antrą grupę. Aš turiu jai. Nu. Na, tai kodėl tu su manim taip elgiai? Nu tai taip vis tai melgiausi, ar tu nepavalgęs buvai? Nejuokiai, tėvas tai rūpėjo. Nejuokiai. O kur dabar yra tėvas? Mirė. Mirė. Nėra tėvas, jau 11 metai nėra, nei močiutė nėra. Tai tu dabar vienas kaip pirštas. Ne. Tai kaip čia atsitiko taip, kad Petras sako, kad jūs kitus vaikus mylėjote, o jo ne? Nebuvo nei jis atstumtas. Buvau, a ne taip, buvau atstumtas, buvau. Tai kur tu buvai Kas tu su manim atstumtas? kaip šuniu? Kai man buvo 17 metų, tu man net batų nenupirkai. Aš turėjau suks galvą į mokyklą, kai batus nusipirkai. Petreli, buvai ir aprengtas visada viską, o dabar jau pats į savo pinigėlių rūpykis. Žiūrėkit, o kai gyvenot tam pačiam bute, ar Petras dasidėdavo prie išlaikymo savo, ar mokėdavo už Nu, butą? tą elektrą susimokėdavau, va visą vasarą, žinokit, sodėlį gyvenu, jį palikdavau. Butė visą laiką vasarą, butė jis gyvena. Nes tu pati nori tą sudėlį šią, aš tavęs niekad neveju prie tau nori. Bet aš negaliu su tavim būti. Jūs atsižadat savo sūnams? Į namus aš jau nesileisiu, tai jiem ir policijai pasakė, kad nesiartink prie durų. Aš žinau, kad nesiartinu. Tai žodžiu, nėra nei 1% vilties, kad jūs jį priimtumėt. Tu supranti, kad jau į namus tavęs niekas tikrai nepriims gyventi. Žinau, O kaip jūs galvojat, ponia, kur jūsų sūnui eiti? Kur Tai jau glausti? čia ne mano bėdus, metų jau turi. Tas mano sūnus metų užtektinai turi. Jums tas pats, kad jisai gatvėje liks. Kad ir gatvėje, žinokit, jau tikrai, kad ir gatvėje jis gali būti. O žiūrėkit, o aš matau pas jūs ant veido mėlynę po akim, čia kas tai padarė. Tai čia va, Petriu, prieš 2 savaitės. aš tau... Čia Petras jūs taip sumušė. Aš sumušiau, Jau dabar gražiai. O ką jūs galėtumėt pasakyti apie Petrą? Jūs sako, kad direktorius jūs buvo sumušęs ar ne? direktoriaus... Nes tie triukšmą pakėlė nuėjęs. Galit nueit paklausti pas direktorių. Čia žodžiu visas kaimas bijo šito žmogaus. Taip. Supratau, gerai tada, tai ką, mes tada tiesiog bandysim kažkaip šitą problemą išspręsti. Arba vežkit iš kur, atiduodu viską, ką turi rūbus, viską pasimote, važiuoju. Tai mes dabar galim su jumis važiuoti paimti tų daiktų, kad jam nereikėtų vienam ateiti pas jūs. Gerai. Kągi, atvykom į Petro mamos namus tam, kad jį iškraustyt. Neskauda visai širdies, kad išeina sūnus. Ne. Tos filmo, tai aš neimsiu dabar. Nu tai pasimsi kitą kartą, eik tu greičiai iš mano namų tikrai. Norėtum čia pasilikti, jeigu motina dabar sutiktų? Žinau, kad nesutiksi. Nesutiksiu jau, nieko. Nesutiksit niekad? Laimingai. Tas į pečius mano.
Tai ką, sėkmės tada jums? Jo, ir jiems sėkmės. Nieko nenorit pasakyti daugiau savo sūnui? Neturiu jam ką sakyti, tai tegu šitas parazitas eina kotulin. Kaip tu galvoji, kur dabar tu apsistosi? Nu ką, pas kaimyną, nusinešiu pas draugą, paskleisiu rūkus ir tapo metus metuose turiu, tapo metus, kad pasipus pinigų. Vėliau, kai gausim pinigus ir viskas, man toks gyvenimas, gyvensiu kaip... O kur to broliai, kur seserys gyvena? Vilkaviški. Brolis, sesuo Vilkaviški gyvena ir antra, aš jiem nenoriu iš vis su jais šnekėti. O gal priimtų? Ne, priims ir aš pas mus nelygų. Esi ką nors pridaręs jiems? Nepridaręs, bet jie turi savo gyvenimą. Aš net toks žmogus kalysčiau pas juos. Bet gal jie priimtų tave laikinai apsistot, nors keliom dienom, kol tu kažką tai susirasi. Jau 2 savaitės ieškau kur ir prasmiškai. Tu esi jaunas vyras, tau dar jaunesnis už mane, tau tik 28 metai. Ir tu savo gyvenimo sąskaitoj turi jau ir teistumą, ir visokių kitokių nešvarių dalykų. Ja. Tai kaip tu nori gyventi, taip kaip gyvenai, ar tu galvoji, ką nors keisti, ar negalvoji, kad pats turi kažką pakeisti? Aš jau pasakysiu, aš jau būčiau prieš 2 metus seniai gyvenęs su žmogum, kurį mylėjau, viskas būtų buvę. Ir taip gavosi, kad aš pasakiau, kad, žinai, su ją norėjau gyventi, bet viskas per motiną, nes aš nenorėjau jos palikti. Neturi kitos kokios meilės, pas kurią būtų galima tave nuvežti? Neturiu. Visiškai vienas. Aš tau duodu dar krepšį, gi tavo maistų daug šaldiklį yra, matai, Tai kur man įdėti? Man nereikia. Pasimk. Aš taip gyvenu. Tikrai. Tai vis dėlto jums rūpi, ką jūsų sūnus valgys? Mėsos pats nusipirkė su savo pinigus. Čia taip realiai. Kad nebūtum alkanas. Ačiū. Klausykit, aš turiu vieną klausimą pas jūs. Jūs turit kolektyvinį sodo namelį, ar jis gali laikinai ten apsistoti? Kad jau jisai ten taip per langą įlindęs būna. Jam nieko nesako. Ir raktą jam vakar pasiūlysiu, raktų neimi. O jūs tą raktą duotumėt? Nes dabar žmogui, supraskit, gatvėje palikti, tai oi Marijampolės laikinosios nakvynės namus, jam nepatogu važinėti policija. Policija sakė, kad mes jį paimsim, kad nieks neima. Aš tau galiu ir dujų balioną užpildytą duot. Galit? Pasijungti ir virkis, duosiu dar puodą. O, matai, tai vis dėlto nėra, kad tavo mama tokia bloga. Gerai, tai ačiū tada jums. Nu ką, vat štai taip ir išsiskiria motinos su sūnum, atiduodamos vieną dujų balioną. O tau 28 metai, tu turėsi dujų balioną ir vat štai šitus 4 krepšius. Bet aš manau, kad toks spyris į užpakalį kartais būna reikalingas, žinok, nes tada tiesiog esi priverstas pamastyti, ką darai galbūt ne taip. Ką, važiuojam į kolektyvinį tą sodo namelį. Tai ką, tai atsisveikinkit gal. Taip. Apkabinsi gal man. Nereik, tik jau čia bučiuotis, tai jau tikrai nereik. Tu pasakyk, va šiandien, tu myli savo mamą? Kad teisybę pasakant. Taip. Prisipažinus. Taip. Šiaip teisingai jo. Jinai nors manęs nemylėjo, aš ją vis tiek myliu kaip moterį. Noriu tau palinkėti sėkmės ir tiesiog linkiu net nepatekti už grotų vėl. Aš niekada nepateksiu, bet aš šiaip sąžiningai galiu pasakyti, aš nenoriu su ja gyventi. Aš jau nusprendžiau, nebenoriu. O turbūt ir atėjo tam laikas, nes visiems ateina toks laikas. Tiesiog, kai reikia atsiplėšti nuo tėvų, nukirpti bambagyslę pagaliau, atsisėsti ant savo užpakalio ir tada žinot, ką toliau daryti. Tiesiog, arba susikurti savo patogų rytojų, arba tiesiog nueiti lengviausiu keliu ir pro
tokias grotų plyšiukus žiūrėti į tai, kas vyksta pasaulyje.